lipo. Jinai su elektriniu dviračiu važiuoja atsilošus, pralenkia mane kaip prastovinti. Kaip mano keliautojas, oi, kaip mano keliautojas. Čia priėjom prie malūno, parašyta Mittelbergheim ir yra užrašas, kad čia gyveno Česlovas Milošas, gimęs Lietuvoje. Bet labai keista, kad šis vynas yra geriamas šaltas. Šiaip vynai yra... Šaltas man skanus, ne? Gal ir turi būti šaltas visada. Gal, nes taip šilta, tai man neskanu būdavo. Bet va, vaikštau prie pat bažnyčios, tai tokia seniena. Senienos kvapas. Vėjas į nugarą, tai smagu. Kaip Afrika kokia. Tai ryte atsibūdė, reikia su šuniu eit pasivaikščioti, tai einu pasivaikščioti po miestelį, pasižiūrėti. Paukščiai čiulba, gėlės žydė, medeliai irgi žydė. Vaikščiau tarp namų, kaip žmonės gyvena, kaip namai sutvarkyti, kaip kiemai sutvarkyti. Einu tarp eilinių namų prancūziškų, irgi tokie savotiški nameliai, ne taip kaip vokiečių, taip kiemai sutvarkyti. Arkos tokios praėjimai. Čia tarp namų šį pievelę taip apačia, manau, bus garažai automobilių. Šiandien nutarim su dviračiais nuvažiuoti, kažką nusipirkti, užvalgyti, nes tik vienintelė diena. Tai penktadienis buvo balandžio 4 galbūt, tai nedirbo, šiandien šeštadienis, tai Prancūzijoje dirba maisto parduotuvės, tai šiandien galima apsipirkti, nes rytoj už poryt, sekmadienį, pirmadienį nedirbs. Tai reikia dviračius susitvarkyti ir važiuosim dviračiais iki parduotuvių. Einu oro pripompuosiu. Pasižiūrėjau, kaip čia oro pripompuoti dviračiu, o tipo gali pasitvarkyti, rakteliai, ble, oro prisipūsti. Tai labai įdomiai. Nesitikėjau, visgi suradau, kaip prisipūsti orą, rodysiu. Pajungi ir tai pompuoji. Susiruošiam, važiuojam į miestelį Otrot. Tokį oras neblogas, pasimsim šunį, pasimsim 2 dviračius. Užsidėjom šalmus, aš tai jau ne pirmą kartą. Pirmą kartą užsimaukštino šalmą. Nežinau, jei trukdės ar netrukdės. Šypsosi. Ja. Aš sakiau, kad man kalbėti trukdė smaugiai, bet pavažiavau, pripratau. Kai šalta buvo, tai kažkaip prapūsdavo pro šičia. Kažkaip tai būdavo nemalonu. Šuo mūsų žolė rupšnoja, kol kas netrukdom. Skanu? Prisipūčiau per daug oro ir dabar važiuoju, galvojau, kad asfaltuotas kelias bus. Tai jau šitoks žvyruotas, tai krato, sakau, reikia biškį nuleisti oro. Tai nuleidau per daug oro, teko dasipūst. Važinėjau su elektriniu dviračiu, tai buvo visi kalnai, viskas zina, o dabar tenka pačiam paminti, tai jau sunku. Mogėzų kalnai, važiuojam ten kažkur tai miestelis. Ir pasivaikščiot, pilis kažkokios yra. Pasižiūrėsim. Nebuvo niekas. Vynogynai. Susistabdė mus prancūzai. 3 vyrukai. Vienas aklas, tai vieną kaip ir veda ir jie keliauna. Žemėlapio neturi. Klausė, kur veda šis kelias. Supratau, jau kaip aš prancūziškai atsakysiu, ašgi tai nekalbu prancūziškai. Sakau, aš nekalbu prancūziškai prancūzam. Nu, parlė francais. Oi, sakau, oi, kaip gaila. Tai parodžiau, kad telefono prisikabino, kur kelias veda. Ir kaip tik rodo dviračių takelį, visai kitas plotai, parodau, kur veda. Oi, sako, kaip toli veda. Na, bet gaila, nepakalbėjom. Jau labai mielai pakalbėtų. Mes irgi, bet prancūziškai nemokam. Mokam tik, nu, parlė francais. Ir viskas. Bonjour, bonsoir.
Jo, nu pasižiūrėjom, ačiū, labą dieną. Visa mūsų prancūzų kalba, dar ispaniškai, dar kažką tai. O, užsipumpavau. Man atrodo, kad aš visą laiką į kalną važiuoju. Taip, įvažiuojam į miestelį, kaimelį. Tipo gražus su savo pilim, kur tos pilys žemai bus, nežemai. Pradeda žydėti Prancūzija, gražu. Bet vat ant kalnų aukščiau dar nežalia. Vat mes esam žemiau, tai jaučiasi pavasaris. O matyt priekyje ar bažnyčia, ar pilaitė. Aš puškuoju. Jo, Ingrid, kad tik aš puškuoju. Važiuoju. Prancūzijos miestelį. Visai kitokį nei vokiečių. Nors Elzasas. Tai vokiečiam, tai prancūzam, paskutiniu metu prancūzams. O, į kalną. Čia užkopiau, aš užvažiavau. Sakau, reikia man pasilsėti. Sako, aš einu į bažnyčią, sako. Už griekus reikia atsimelsti. Einu ir aš prie bažnyčios pasižiūrėsiu. Kokie čia nuo kalno vaizdai matosi. Čia tipo kiaušinio imitacija. Ir kiškiai. O pas juos Velykai asocijuojasi su kiškiais. Kiškiais, triušiais. Einu aplinkui pasižiūrėsiu. Iš karto čia virš stogų patenku matau. Aha. 1996 metais. Kaip Karlsonas virš stogų. Bet apie bažnytėlę taip ir apie ne. Taigi ne apie bažnytėlę. Čia kelias veda kažkur tai. Kas čia dar yra? Sodas, kapinės. Einu į bažnyčią. Pasižiūrėsiu. Nusėmiau šalmą. Ypatingai nieko nepapuošta, bet tokia ramybė jaučiasi. Dar senas lėkštas ir mezginukai. Čia dabar važiuojame iki sekančio miestelio. Čia buvo kadaise traukinio bėgiai. Tai padarė dviračių takelį tokį. Traukinys reiškia nereikalingas, tai žmonėm pasivaikščioti ir gan populiaru. Čia kažkur važiuojam. Sacrés Tresors, Leonardzau. Čia kaip parkas kažkokias tai. Na, ir su gražiais vaizdai. O paukščiukų čiulbėjo. Jo. Tai tarškėjimas. Ten kaip pasilas koks. Ai, ne ten. Sirena ten kažkokia tai. Čia mes dviračiu važiuojam, prieki žmonės bėga, o ten už tvoros
pasivaikščiojimo takas. Oi, kokie vaizdai. Oi, kokie vaizdai. Vynuogynai. Aš važiuoju pirma, nes gerai iš priekį. Kokį keliuką įdomų išvažiuojame. Važiuojam nežinomais mum keliai. Kur išvažiuosim, ką pamatysim, jokio supratimo neturim. Čia kai į kelią išvažiuoti būna tokie pastatyta užtvarai, kad tiesiai neišlėkti didelio greičio, kad su mašinį, tai tu turi tokiais zigzagais išvažiuoti. Tai jinai bijo zigzagais išvažiuoti, jinai kaip traktorius pravažiuoja tiesiai, pro žolę, pro akmenis. Man pasako, kad pristabdyčiau, nes čia mašinos pralėkė. Ten kitoj pusėje visa tulpių alėja ir žmonės sėdi. Jo, čia kemperis matau stovi. Čia prisipūsti orą galima dviračiam, va. Kaip mūsų kempingė buvo lygiai tas pats, kaip aš orą pučiau irgi. Tai čia vartai į miestą, į miestelį, į kaimelį. A ten žiūro, kas eina, o ten skylė apkakoja, oi. Čia užsižiopsojom ant keletų stovi. Lakiam toliau. Lakiam dar gal ką pamatysim. Laboratorija de biologie médicale. Bandom įeiti, bet čia prancūzai pro šitus vartus pralėkė kaip kulkos. Tai reikia labai jo žiūrėti. Ir pasirodo, pasižiūrėk, kokia bažnyčia, kokia faina, kokia jinai scena. O matyt, kad visai net nerestauruota. Į labai seną bažnyčią bėga. Nu, labai senoji neturėtų būti labai išpuošta. Einam į bažnyčią tą seną. Sodai žydė, viskas baltai, bet dar tik žiedukai pradeda skleistis. Jau parvažiavom į kempingą. Čia reikės nulipti, neišvažiuosiu gal tai. Jau parvažiavom. Paukščiai čia čiulba pas mus. Parvažiavom.
Kokį gražų vaizdą man sukūrė. Man šitą atsiuntė iš Lenkijos. Ta lenkaitė, kur dėl manęs liko prasma irgi. Man visai. Važiuosim? Važiuojam palei kalnus, palei vynuogynus, kažkoks labai gražus kelias. Pumpuoju čia. Lipu. Jinai su elektriniu dviračiu važiuoja atsilošus, pralenkia mane kaip prastovinti. O aš su šuniu tai reikia pumpuoti. Ilgas kalnas. Velnias. Dar pasiklausiau internete, ar daug kalbų. Nu, šiek tiek yra, tipo dviračių patogu. Po velnių. Nepavažiuoja ant kalno, savo atsistoja, dairosi, švilpauja. Mes su šuniuku puškuojam. Tiksliau aš puškuoju. Jiem abiem. Kaip mano keliautojas, oi, kaip mano keliautojas. Jo, tai mums net nereikėjo važiuoti, mano navigacija nugrybavo, jinai vedė mane keliu tiesiu, o tavo vedė dviračiu tą keliu. Nu. Pusiau užkopėm, pusiau užvažiavom, darom vieno kalno kalvos. Vaizdai gražus vynuogynai. Iš vis labai gražu. Ir dviračių takeliai kaip ir nieko, nu ne visai dviračių takeliai, bet automobilių mažai. Bet reikia elektrinio. Nu arba tie, kurie jaunesni galbūt, jiem problemų nėra. O aš su šuniu, su kuprinė nusikniso. Čia aš mačiau žmonės pro langus atsidarė su žiūronai, žiūro į tolį. Tokie vaizdai. O čia galima nuotrauką pasidaryti. Tipo. Miestelis tai gražus, irgi prasideda. Nu, Alzase labai gražus nameliai. Namai, ne nameliai. Išsirengę, aš striukę užsidėjau, dar mėgstuką užsidėjau, bet su šilom. Pro miestelis nutarėm nevažiuoti, pralėksim. Tai prasivesim dviračius, tai galima pažioplinėti namus. O tai namai visokiausių spalvų. Gražus. Alzase vynai. Maniškiai pro vynus nepraeina. Tai turi savo pasiėmą. O žiūrėk, kaip gražiai atsidaro. Atsiveria miestelis. O mes važiuojame ir iš tikrųjų net nežinom, kur nežiūrėjom internete, ką galim pamatyti. Tai tokia nuostaba, atvažiuoji ir tu kažką pamatai. Nuostabau, tai tik wow būna. Saulutėj pasikaitysim, žmonės saulės spindulius gaudo. Nulandžioju per visas arkas, kur yra, kokius kampai, kur įlysti, pasižiūrėti. Čia ko gero buvau šitam kiemelį. Iš kitos pusės. Įeinu į kiemus, pasižiūrėsiu senus, jeigu manęs neišvarys. Kamerų prisidėjo, ko gero aš juos filmuoju ir jie mane.
tokie vidiniai kiemeliai. Tokie įėjimai į namus laipteliais. Gan sudėtingi. Vandenuką? Čia. Ei, tu varliau mūsų. Čia raudonas kaip šviesoforas tik tai dega vieną pusę eismas. Ne, tai kad plyta. Plyta, sakau, negali būti šviesoforas. Nuo kalno nusivedėm, tai dabar į kalną vesimės. Varau ir aš į kalną. Gėlės jau pražydėjo, medžiai pražydėjo. Gėlės ne visos pražydėjo. Važiuojam į miestelį Mittelberg. Mittelbergheim. Tai vidury kalno kažkoks miestelis. Vidury kalno tai reiškia į kalną. Užsipumpuosiu šiandien. Reikia galvoti apie 2 elektrinius dviračius. Lietuvoje vienas dalykas važinėti su dviračiu, o Vokietijoje ir Prancūzijoje kitas dalykas. Daug kalbų, kalnų, gražių vietų ant kalnų yra. Tai reikia papumpuoti stipriai. Į ten užvažiavus filmuoja, ko gero gražų su Zetzveria. Susitarim, kad ant kalno jinai užvažiuoja, palaukia mane. Mittelbergheim. Visgi užvažiavo Mittelbergheim irgi reikėjo papuškuoti. Kam puškuoti, kas lengvai užvažiavo. Tai čia privažiavom, kažkur tai buvo vyno presas senovinis, padarytas iš ąžuolo. Tai čia kaimelė šitas Mittelbergheim, didžiuojasi šito vyno preso. Štai jisai. Tai yra sraigtinių tipo iš ąžuolo padarytas toks presas. Iš ąžuolo išdrožtas. Ir jisai yra šitas presas 1739. Tai 300 metų. Ąžuolinis. Kažkoks malūnas, kaip supratau, prancūziškai labai senas. Labai senas. Tai po priėjimas laisvas, aš ėjau, žmonės kalba, tai kažkaip tai gal privatų kiemą einu. Įėjom į vidų, pažiūrėjom, jo, čia malūnas. Girnos mala grūdas. Čia priėjom prie malūno ir parašyta Mittelbergheim ir yra užrašas, kad čia gyveno Česlovas Milošas, gimęs Lietuvoje 1911 metais. Jisai 1980 metais gavo literatūros Nobelio premiją. Jisai buvo poemą aprašęs ir apie šį miestelį. Nu jo, įdomu. Taip, kažkur užkampį įlendi ir pamatai Lietuvos paminėjimą. Jisai dirbo Ciuriche, dėstė ar kuo jisai. Nu. Tai įdomus tokie dalykai. Kai kažką netyčia užeini kažkur į užkampį ir randi paminėtą Lietuvą. Tai šiek tiek
pradedi pasikapstai, pasižiūri, kas jis toks buvo Česlavas Miloš. Na, aišku, čia lenkiška, bet gimęs Lietuvoje. 1893. Kryžius su kaukolėm kažkokiam, su gyvatė. Šiek tiek toliau dar pasivaikščiosiu, pažiūrėsim, kas čia yra tas kaimelis. O, merija kokia įdomi. Neiščiustyta visai. Elzaso vėliava, Europos Sąjungos. O tai čia yra merija, o kaimelio merija. Nu, faina, simpatiška. Man patinka. Senas kaimas, senovinis visiškai. Žuvis. Šiandien vėjuota. Čia kažkoks labai gražus pastatas. Ten ženklas vynuogynai. Siauros gatvelės. Vaikštau po kaimelį. Tai net ir tualetai yra viešieji. Čia pasirūpina, turistai pravažiuoja, dviračiais daugiau. Tai tualetai yra viešieji padaryta. Civilizacija. Sako, Prancūzija netvarkinga, bet iš tikrųjų Elzase tai labai jau tvarkinga, labai didelė. Galbūt dėl to, kad prie Vokietijos sienos, prie Šveicarijos sienos, gal visai kita Prancūzija. Iš esmės, kai važiavome į vidurį Prancūziją, tai buvo nelabai tvarkinga iš tikrųjų. Ir daugiau link Ispanijos, tai tokia betvarkė. Čia tai ideali. Elzasas labai gražus, švarus kraštas. Visur šitam kaimelį vynas, vyninės. Tai spaudžia, tai pardavinėja. Tikrai tarp vynogynų Elzaso labai populiarus vynas. Važiuojam dar į vieną miestelį. Darom poilsį, galutinis šiandien. Tolimiausias miestelis. Jau reikės po to grįžti. Dar pavaikščiosim, pasižiūrėsim, ką čia galim pamatyti. Irgi parašyta negeriamas. Irgi ir Vokietijoje matydavau. Tokias knygas gali paimti pasiskaityti. Knygas paimti pasiskaityti. Laisvai stovi. Ir vaikam, ir suaugusiem. Nu taip ganėtinai stipriai atšilo. Tai dabar skersvėje šiek tiek prapučia, tai net geriau. Elzaso vyną visgi nusipirkom. Nuvažiavom į tolimiausią tašką. Paragauti bent jau to vyno. Vynas, visur rašoma, užeikit ragauti. Spaudžiama vyną, malūnai. Užsisakėme muskatą. Tai muskatas turėtų būti saldokas. Pirmas buvo tai, kad rūgštoka. Bet dabar man lyg nieko. Ne, jisai nerūgštus. Jis nerūgštus? Ne, bet jis toks. Bet nieko. Gaivus toks, nieko. Šaltas. Ilgai laukiam, ko gero išspaudė dar. Aš iš bačkų įpylė. Taurės tokios įdomios. Taurės tai tikrai neįprastos kaip vynai. Aš tai čia kol dapuškavau, tai man tikrai reikėjo šitą energetiko. Bet labai keista, kad šis vynas yra geriamas šaltas. Šiaip vynai yra... Šaltas man įstanusis, ne? Gal ir turi būti šaltas visada. Gal, nes taip šilta, tai man neskanu buvo. Tai buvo visai vieta.
Tai čia iš tikrųjų aš matau, žiūrėk, tenais matai, vaikšto ir panoramą ko gero labai gerai matyti. Bažnyčia yra, dar iki bažnyčios gal davažiuosim. Sustojom galutiniam taške, įgersim vyno. Kablio nepagausim, manau. Atsigausim, kad jėgų įgautume. Šiandien atšilo, netgi ryte išėjęs, po 16 laipsnių jautėsi tokia šiluma. Ir dabar važiuojant, tai ganėtinai šilta. Ant saulės, kai pasėdė, tai bus ir 30. Kai filmuoju kamerą pasidėjęs, visi aplinkui žiūro, ką aš darau. Visiems įdomu. Ir dar kalbi kitokią kalbą. Jo, įdomu dar kokia kalba kalbu. Nes greta tai kas vokiečiai, vokiškai jie supranta, bent jau girdėję. Čia vietoj prancūzai, nekalbam nei vieną, nei kitą kalbą. Ir vaikšto aplinkui, šmirinėja, žiūrinėja ir netgi sėdintys prie staliukų stebi, ką kalbu ir kokia kalba kalbu. Est-ce que je peux vous encaisser? Galim pasimokėti. On est à 9,60 €, s'il vous plaît. 60. Le ticket? No. Non, merci. Tai va, 2 taurės vyno kainavo 9,60 €. Tai... Tai nebrangiai. Ne, nieko. Aš Tas... Ne. Tai visgi nuvažiuoji į toli ir atsisėsti, pagurkšnoti vyno, atsipūsti toje atmosferoje. Tai kaifas, ne? Papildomai neužsisakysim. Ne. Aš paskui neparvažiuosiu. Bet tarp kitko, man šitas vynas patiko. Man irgi. Mes visada užsisakydavom saldžius. Tai čia, kaip pasakė, vardino rūšis, nes nė velnių nesupratom. Tik išgirdom muskatą. Muskatą supratom, kad saldus bus, greičiausiai saldesnis. Tai mes vienbalsiai nusprendėm muskatą. Mes tokie ir žinovai. Bet nieko. Pataikė. Nu ką, vyno Elzaso paragavom, galim važiuoti toliau. Praktiškai dar biškį iki bažnyčios ir viskas. O dar iki bažnyčios eisime biškį ir po to naviguosim atgal. Nu, man kai viskas žydė taip gražu, tikras pavasaris. Bet čia įdomi, čia iš metalo. Bet va, vaikštau prie pat bažnyčios, tai tokia seniena. Senienos kvapas. Kaip pas močiutės senai užsigulėję drabužiai, daiktai, baldai. Tokia seniena. Bažnyčia labai sena. Didelė. Va, grįždinėjom, tai vėjas į nugarą, tai lengviau važiuoti. Grįž 13 kilometrų. Vėjas į nugarą, tai smagu. Važiavom, liko iki mūsų vietos 4 kilometrai. Vilma Rėkia, Kupranugaris, Prancūzijoje. Kas tas Kupranugaris galvoja. Kaip Afrika kokia. Neina čia elektra. Nu tai. O ramus važiavim, net Kupranugarį, tu daug nematai, kol Vilmutė nebūtų. Tai
ramutis, vaikai. Dar einam kažkokioj baloj karpių matėm. Raudonų ir ne tik raudonų. Man daugiau žuvis įdomu. Jei patiko mano video ir norite matyti daugiau mano kelionių, paspauskite patinka, aš būčiau labai dėkingas. Būčiau dėkingas, kad ir užsiprenumeruojate. Tai padeda augti kanalui, tobulėti, važiuoti su dviračiu, su kemperiu. Rašykite ir komentaruose. Šiandien jau paskutinė diena. Išvažiuojam iš kempingo. Aš šiek tiek parodysiu kempingas, kokias yra. Prancūzija. Paukščiai čiulba iš pačio ryto. Labai garsiai. Tarp berželių sustatyti kemperiai. Šiame kempinge yra tualetai, kas be ko, dušinės. Tai čia įskaičiuota į kainą dušinėse. Nuo vietų čia, aš manyčiau, kažkur apie 80. Čia vaikų žaidimo aikštelė. Kažko ypatingo labai taip nėra, bet ramu, tylu. Daugiausiai čia stovi vokiečiai, stovi dar prancūzai. Čia yra šis kempingas, miesto kempingas. Todėl kaina neaukšta. Čia suinteresuoti ko gero, kad miestelį daugiau aplankytų. Labai gražų, įspūdingą Alzaso miestelį. Labai daug kas su šunimis. Su šunim atskiras mokestis. Nežinau, kiek tas mokestis, bet patikrina, ar yra visi skipai. Tai jo. Nes ko gero gal buvo kokie atvejai, kad gal kas įkando. Tai dabar, kai pirmą kartą mes buvom užsiregistravę, paprašė dokumentų. Tai dokumentus atsidarė, pasižiūrėjo, atsivertė, pasižiūrėjo, ar yra tinkami skiepai. Tai jeigu kas važiuoja su šuniukais, tai turi būti skiepai šiame kempinge. Jo, kiek aplinko einu, tai čia vokiečių. Vokietijai kempingai žymiai brangesni. Galima sakyti, kempingai netgi dvigubai gali būti aukštesni, didesnės kainos. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do